Europos parlamento nario Zigmanto Balčyčio iniciatyva Kaune surengta Lietuvos socialdemokratų partijos konferencija Europos socialdemokratijos vaidmuo ir vieta po pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės. Į Kauną susirinko socialdemokratų atstovai iš visų Lietuvos skyrių. Konferencijoje dalyvavo partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius, atstovai Europos parlamente Vilija Blinkevičiūtė, Justas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Seimo nariai, Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Romas Adomavičius, jo pavaduotoja Vitalija Kliukienė, bei garbus kitų miestų savivaldybių atstovai, kandidatai į savivaldybių tarybas, partijos bičiuliai. Renginį pradėjusi konferencijos organizatorė Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno skyriaus pirmininkė Orinta Leiputė pasidžiaugė, kad į šią konferenciją susirinko kone 500 partijos bičiulių. Pati mintis kilo, kad vis tik turėtume įvertinti, kokia bus socialdemokratija po pasaulinės ekonominės ir finansinės krizės. Ir būtent susirinkom šiandien į diskusiją, bus labai įdomus pranešimai. Iš tikrųjų, krizė dar nepasibaigė, tęsiasi, bet ruoštis, kokie mes esame ir kokie mes būsime šiam sudėtingam laikotarpiui. Sveikinimo žodžiu savo kalbą pradėjo partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius. Pirmininko pranešimo tema – ekonominė krizė, priežastys, pasekmės ir būtini prevencijos būdai. Pirmininkas pabrėžė, kad ekonomikoje, kaip ir gyvenime, stebuklų nėra. Norint išvengti klaidų arba jas taisyti, petys petin turi dirbti kompetentingų žmonių komanda. Mūsų manymu, kad ekonominės krizės našta labiausiai yra uždėta ant žmonių, kurie turi mažiausias pajamas, tai yra pensininkai, žmonės su negale, žmonės, kurie gyvena iš socialinių pašalpų. Mes manom, kad tai yra neteisingas vis dėlto kelias pasirinktas sprendžiant susidariusios problemas. Vis dėlto reikia vertinti, kad kainos tiek prekių, tiek paslaugų didėja ir vyriausybės turėjo būti prioritetas pagrindinis nukreiptas nedarbo mažinimas, emigracijos pažabojimas, reiškia didėjant kainoms, reiškia sudarant sąlygas, kad pensijos būtų nemažinamos, bet jos būtų pradėtos grąžinti ankstesnę būseną. Ir kitas klausimas, manau, yra labai svarbus, tai energetinė padėtis šalyje. Nes be energetinių kaštų mažinimo mes galime ateityje būti nekonkurencingi tiek Europoje, tiek pasaulyje. Konferencijos iniciatorius Europos parlamento narys Zigmantas Balčytis padėkojo visiems susirinkusiems už atvykimą pasitarti. Nors krizė ir traukėsi, bet neišspręstų problemų dar daug. Gyvenimas sudėtingas ir visada įneša savo netikėtumus, kaip ir dabar finansinė ekonominė krizė. Visi galvojam, kad gyvensim labai gerai, ištisus šimtmečius į priekį, dėja atsitiko visiškai kitaip. Aš tikiu, jeigu mes patys šito nepadarysim, tiesiog gyvenimas mus privers, kada mes galime neturėti tokios sėkmės, kurios mes čia laukime per rinkimus. Todėl manau, kad galbūt reikia pradėti geriau anksčiau kalbėti apie tai, ką iš tikrųjų reikėtų daryti ir nuoširdžiai atvirai kalbėti, negu mėginti save įtikinėti labai gerais siekiais, bet kurie dažnai gyvenime ne visada pasiteisina. Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė pranešime Ar grąžinsime pasitikėjimą socialinė politika pabrėžė, kad ekonominė ir socialinė krizė pakeitė žmonių gyvenimą. Savo pranešime atkreipė dėmesį į tai, kad pinigų niekada nėra, tačiau yra prioritetai. Mes galim konstatuoti tokį dalyką, kad valdant socialdemokratams tikrai socialinė politika ir žmonių gyvenimas tikrai gerėjo ir buvo daug geresnis. Ir šito matyti net įrodinėti mums nebereikia. Nes tiek, kiek man teko dalyvauti susitikimuose su gyventojais įvairiuose miestuose ir rajonuose, visi, kurie susirenka salėse, ar jų būna 50, ar 100, ar 30, ar 10, visi vieningai pritarė, kad prie socialdemokratų iš tikrųjų buvo visai kitoks gyvenimas. Taigi, ir mūsų tikslas dar kartą aptarti esamą situaciją, įvertinti padarytas klaidas ir nusibrėžti ateičiai veiksmus, kokių klaidų mes neturim daryti ir ką mes turim padaryti vardan žmonių. Europos parlamento narys Justas Paleckis savo pranešime Europos socialistų partijos požiūris į krizę ir jos pasekmes atkreipė konferencijos dalyvių dėmesį į tai, kad jei nebus imtasi konkrečių priemonių, krizė gali aštrėti ir kartotis. Norint šalyje sulaukti teigiamų pokyčių, reikia žinoti, ko nori mūsų rinkėjai, ką reikia keisti ir kaip tai padaryti. Mes pasistengėm ir manau, kad tai pavyko pažvelgti į Lietuvos problemas per Europos ir per pasaulinių problemų prizmę. Mes labai dažnai Lietuvoje pamirštam, kad ekonominiai, socialiniai reikalai, kiti, jie visi priklauso nuo to, kaip klostosi reikalai Europoje, Europos Sąjungoje.
kaip klostosi globalūs reikalai. Ir negali būti taip, kad, tarkim, visa Europa kažkur tai skęs liūne, o Lietuva eis į priekį. Lietuva eis į priekį tik tai tuo atveju, jeigu gerai klostysis reikalai ir Europoje, ir kitur. Seimo narė Birutė Vėsaitė pasidžiaugė, kad socialdemokratų partijoje tiek daug gražaus jaunimo, energingų, darbščių ir motyvuotų narių. Savo pranešime Socialdemokratija ir žalioji ekonomika Seimo narė išskyrė daugiau darbo vietų kuriančią žaliąją ekonomiką. Po konferencijos dalyvių pasisakymų vyko diskusija. Po jos spaudos konferencijoje pranešėjai atsakinėjo į žurnalistų klausimus. Tęsdamas socialdemokratiškas tradicijas, partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius paskelbė kalėdinę gerumo akciją šilumos ir ramybės visiems. Ir šį kartą esam pakvietę studentus iš universitetų, kurie puikiai studijuoja, ir juos atrinko aukštosios mokyklos, gyvena daugiavaikių šeimose. Ir šiandien mes norime jiems palinkėti gerų, ramių, šventų kalėdų, kad kitais metais išsipildytų kuo daugiau jūsų svajonių. Linkim, kad jūs aplenktų įvairiausios krizės, ne vien ekonominės, bet visos. Ir kad jūs būtumėt aktyvūs su savo idėjom, su savo pasiūlymais, kad jūs būtumėt tie žmonės, apie ką kalbėjo profesorius Dobilas Kirvelis, tikri tos kūrybinės visuomenės nariais. Taip gausiai susirinkusiems bičiuliams ši konferencija buvo puikiai proga susitikti bei aptarti artėjančių rinkimų į savivaldybių tarybas klausimus. Partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius dar kartą padėkojo visiems organizatoriams už puikiai surinktą konferenciją ir palinkėjo darnaus darbo, susitelkimo ir puikių rezultatų artėjančiuose rinkimuose.